Gerbiama kolegė, nenustojate stebinti. Tai jūs stengiatės dekriminalizuoti narkotikus, tai jūs teikiate labai reikalingas įstatymo pataisas šių dienų kontekste. O įdomu, iš kur tas virsmas? Ar jūs čia bendravote su gydymo įstaigomis, ar policijos pareigūnais, ar ruošiatės artėjančiams rinkimams? Tad prieš plojant katučių, aišku, noriu paklausti, ar ankstesnios idėjos lieka jūsų darbotvarkėj ir kokių galėtumėm dar tikėtis tokių progresyvių, pozityvių, sakykime, pasiūlymų iš jūsų. Ačiū. Gerbiamas Aidai, nenustojate stebinti savo dideliu susidomėjimu mano nagrinėjimas klausimais. Ačiū Jums labai už klausimą. Aš manau, kad tiek šituo klausimu, tiek kitais mano ekspertizės susijusiais klausimais aš esu nuosekli, todėl kad aš visada sakau, kad nelegali rinka yra susijusi su didelė žala. Nelegali rinka yra susijusi su apsinuodėjimais, su nelaimėmis. Aš šitoje salėje kalbėjau, kai diskutavome dėl skonių elektroniniams cigaretėms draudimo. Aš sakiau, kad šitas draudimas bus neveiksnus, kad jis atneš dar daugiau nelaimių. Ir man labai liūdna, kad ne visada esu išgirsta. Todėl aš visada pasisakau už tai, kad valstybė reguliuotų pavojingas medžiagas. Šiandien mes kalbam apie elektroninės cigaretes. Turime sudaryti tokias reguliavimo taisyklės, kurios mažintų žalą, mažintų patrauklumą, bet taip pat neišstumtų viso šito į šešėlį. Tai gali būti amžiaus ribojimai, akcizų kelimo ribojimai, parduotuvių laiko ribojimai, specializuotos parduotuvės mes jas dabar turime, didesnės baudos perpardavėjams ir kitos labai tikslinės priemonės, kurios mums padėtų išlaikyti šitą balansą, apsaugoti visuomenės sveikatą ir kartu neišstumti šitų dalykų į šešėlį, nes šešėlis visada reiškia didesnę žalą ir net pavojų gyvybei.